Seimas patvirtino rudens sesijos darbų planą. Esą svarbiausi prioritetai yra kova su korupcija, nedarbo mažinimas, energetika, ekonomikos skatinimas. Daug dėmesio ketinama skirti ir kitų metų valstybės biudžetui. Už šį darbų planą balsavo 59, prieš buvo 12, susilaikė 37 parlamentarai. Paskutiniu metu dėl prezidento našlės rentos kryžiaus kelius ėjusi Kristina Brazauskienė neseniai praturtėjo 6 milijonais litų, pardavusi jai priklausančio Vilniaus viešbučio Crown Plaza pamatus. Premjero Andriaus Kubiliaus teigimu, vėliau našlė dėl susiklosčiusios situacijos turėtų pergalvoti savo poziciją dėl prašymo skirti rentą. Seimo narys Arminas Lydeka paliko Liberalų ir Centro sąjungos frakcijos gretas ir nuo šiol dirbs Liberalų sąjūdžio frakcijoje. Apie tai parlamentaras pranešė ketvirtadienį Seimo posėdžio metu. Ūkio ministerija vangiai skirsto ES struktūrinių fondų paramą. Tokią poziciją sakė Seimo opozicijos atstovai. Ūkio ministro Dainiaus Kreivio teigimu tai netiesa. Esą šiuo metu stačių suma siekia beveik 70% visų 2007-2013 metais administruojamų. Trečiąjį šių metų ketvirtį lyginant su antruoju nekilnojamojo turto kainos Lietuvoje vėl krito. Vilniuje parduoto būsto vidutinė kaina smuko maždaug 4%, o likusioje šalies dalyje beveik 8%. Didžiausios įtakos kainų indekso smukimui turėjo individualių gyvenamųjų namų kainų mažėjimas.